Kai žmonės rašo tekstą, jiems kartais kyla įvairių klausimų. Pavyzdžiui, kodėl mano rašomas tekstas dabar yra pabrauktas? Aš noriu normalaus teksto. Kas čia dabar yra? Arba kodėl mano tekstas yra pusjuodis ir pabrauktas? Noriu paprasto. Arba kodėl mano rašomas tekstas yra kursyvas? Taip yra todėl, kad skirtingose dokumento vietose yra nustatyti skirtingi šriftai, stiliai, dydžiai ir taip toliau. Tai koks yra nustatytas, tokiu man ir rašo. Jeigu aš noriu, kad dabar čia man tekstas rašytųsi ir būtų nepabrauktas, tai man reikia nuimti pabrauktą stilių. Nuėmiau ir dabar galiu rašyti ir jis nebėra pabrauktas. Aišku, galima daryti ir kitaip. Pavyzdžiui, jeigu aš čia noriu rašyti ne kursyvų, aš iš pradžių galiu parašyti kursyvų, o po to pažymėti ir nuimti kursyvą. Taigi keletas būdų yra. Arba nusistatau būtent toj vietoj, kur rašysiu norimą stilių, spalvą ir taip toliau. Na, pavyzdžiui, dar vieną pavyzdį rodau. Žalią, pavyzdžiui, noriu ir kad būtų pusjuodis ir kad būtų šriftas Comic Sans MS. Ir rašau. Štai ką nustačiau, taip dabar ir yra. O jeigu aš čia rašysiu, tai man bus paprastas juodas kursyvo stilius. Štai. Taigi nenustebk, jeigu tai bus, tiesiog yra toje teksto vietoje nustatytas tam tikras dydis, šriftas, stilius ir spalva. Toliau kalbėkime apie teksto lygiuotes. Kas tai yra ir kam jų reikia. Teksto lygiuočių mygtukai yra 4, štai čia. Ir pažymėkim dabar tekstą savo. Dabar yra nustatyta centrinė lygiuotė. Centrinė lygiuotė padaro taip, kad tekstas nušoktų į eilutės centrą. Jeigu paspaudžiu ant kairinės lygiuotės, mano tekstas nušoka į kairę pusę. Jeigu paspaudžiu ant dešininės lygiuotės, jis nušoka į dešinę pusę. O dabar ką daro paskutinė lygiuotė, kuri vadinasi abipusė? Pabandau paspausti ir žiūriu, kad tekstas nušoka į kairę pusę. Kaip čia suprasti, juk ne kairinė lygiuotė pasirinkau, o abipusę? Kam jinai reikalinga? Iš tikrųjų, jinai reikalinga ne pavadinimui, o būtent tekstui. Pavadinimas turi būti nustatyta centrinė lygiuotė. Nes pavadinimai dažniausiai būna per centrą. Na, jeigu noriu dešiniai pusiai, tai nusistatau dešiniai pusiai. Kaip tik man patinka. Bet jau tekstas turi būti su abipusė lygiuotė. Ką reiškia abipusė lygiuotė? Štai dabar ji yra nustatyta. Abipusė lygiuotė padaro taip, kad tekstas būtų lygus gražus iš kairiojo krašto, štai net liniuotę būtų galima pridėti ir pamatuoti, ar tikrai lygų gražu, ir iš dešiniojo krašto viskas lygų gražu. O jeigu aš pasirinkčiau kairinę lygiuotę pačiam tekstui, tai tekstas yra dabar lygus nuo kairiojo krašto, o prie dešiniojo krašto yra nelygus. Dešininė atvirkščiai, prie dešiniojo krašto viskas lygų gražu, o prie kairiojo ne. O centriniai lygiuotei, jeigu tekstą aš nustatau, tai nėra tekstas lygus nei prie dešiniojo, nei prie kairiojo krašto. Tai tekstui nereikia centrinės lygiuotės, tekstas turi būti abipusė lygiuotė, o pavadinimas turi turėti centrinę lygiuotę.